Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato odontologijos klinika Albodent. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, kviečiu klausytis laidos Ekspertai pataria. Ir šiandien mes ekspertų bandysime užklausti, ką mums reiškia sveika ir estetiška šypsena, ką mes turime žinoti ir ką mes turime daryti, kad turėtume išpuoselėtą šypseną, ir nebijotumėme šypsotis. Odontologai teigia, kad Lietuvoje dantų būklė yra tikrai ne pati geriausia, o problemos ištakos prasideda nuo mūsų mažiausiųjų. Statistika rodo, kad Lietuvoje dantų ėduonies paplitimas tarp vaikų yra vienas didžiausių Europoje. Mūsų odontologai tokį ėduonies paplitimo mastą, kokį turime Lietuvoje, laiko netgi epidemija. Tad ką darome ir kokius sprendimus priimame, kad situacija keistųsi, apie tai mes šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą. Studijoje vieši Albodent klinikos vadovas, gydytojas odontologas Justinas Gaidys. Sveiki, gerbiamas Justinai. Labas, Lina. Labai malonu. Žinokit, šypsena balta, gražiai išpuoselėta, tai tikrai žmogus žino, ką kalbės ir žino, ką patart. Taigi, apskritai bendras vaizdas, ar ne? Bendras vaizdas mūsų dantų, mūsų vaikų dantų, ką turime, kokia būklė Lietuvos gyventojų, jeigu mes kalbam apie dantis ir mūsų tas šypsenas. Gal todėl mes ir nesišypsom, kad mūsų dantų būklė nėra pati geriausia, čia toks gaunasi ryšys. Tai akivaizdus. Prieš pradedant aš labai trumpai pristatysiu save, kad aš esu gydytojas odontologas, besispecializuojantis daugiausiai dantų implantacijoje. Tai yra jau arba visų, arba dalinai netektų dantų atkūrime. Ir kad taip labai plačiai, detaliai, giliai įlįsti į vaikystės problemas aš nedrįsiu. Tiesiog pasidalinsiu savo matymu, savo žiniomis apie vaikų statistiką, kurią laikas nuo laiko matau mūsų bendruomenėje, tai ką pateikia kolegos ir apskritai, kas pas mus užkulisiuose vyksta ar ne. Tai taip, tas yra tiesa, vaikų dantų sveikatos būklė, skaičius bežiūrint, nėra graži, jinai nedžiugina visiškai. Skaičiai tokie, kad iki 17, iki 3 klasės vaikų būklė apie 90, apie 70% yra su vienokiu mažesniu ar didesniu pažeidimu, su kariesu, ėduonimi, su sąkandžio patologija. Tai, Europos mastu mes ten labai apačioj. Labai. O kaip Europoje yra, pavyzdžiui, Skandinavija, ar turit kokių duomenų? Nes mes laiką labai mėgstam su skandinavais lygintis, ar ne? Kaip ten paplitimas ėduonies ir vaikų būklė kokia yra? Iš esmės, Skandinavija man asmeniškai pačiam yra tokia pavyzdinė šalis, į kurią aš pats vis atsisuku, bet gal daugiau atsisuku iš profilaktinės pusės. Ir ten mes šnekame apie tokius skaičius kaip 15%, 20% paplitimą dantų ligų. O Lietuvoje dėja šnekam apie 70-90%. Skirtumas labai milžiniškas. Tikrai taip. Užsienio šalyse vaikų dantų nepriežiūra yra traktuojama kaip viena netgi smurto ir vaiko nepriežiūros rūšių. Netgi tokios savokos tenais vaikšto, tai pavadinkime. Tai galėtų būti, ar ne? Ir vėl, jeigu atsisukame į tas pačias Skandinavijos šalis, ten labai griežta, ar ne? Bet tai yra sisteminiai dalykai, tai yra taip, kaip valstybė skyrusi dėmesį ir žiūri į žmogų, ir tai yra dar labai susijęs su finansinė parama, su draudimų sistema sveikatos. Ten žmogus labai atsakingai net privalo rūpintis savimi, savo vaikų dantų sveikata, kad išlaikytų tą draudimą. Tai vėl tam tikrą prasme ten jie ir įpareigoti yra, bet grįžtant prie jūsų klausimo, kad ar tai yra nepriežiūra, aš tam tikrą prasme galbūt irgi pritarsiu. Aš pats turiu vaikų, turiu 8 ir 10 metų 2 vaikus, tai šiai dienai aš pats ateinu dar vakare pasitikrinti, ar viskas įvyko tinkamai. Įpročio formavimas Visiškai. Labai svarbu, viskas vaikystėje užsimezga, viską mes išmokstame vaikystėje. Tai vat šitoj vietoj tikriausiai reikia labai mums netgi suaugusiems labai stipriai padirbėti ir atlikti namų darbus. Visiškai. Labai pritariu, ir tai, ką mes išmokome vaikystėje, labai dažnai nešiojamės ir mūsų likusį gyvenimą. Tai jeigu tėvas ar globotiniai neturi įgūdžių gerų, žinių ar kažkokių baimių, ar yra aplaidumas, tai mes
toliau negalim šnekėti apie kažkokią sveikatą, nes grandinė nutrūksta jau pačioje pradžioje. Nes mes atrodo dabar numetam tą atsakomybę vaikui, čia tavo reikalas, tie dantis, tu su jais ir ten tvarkykis, ar ne? Neturėtų tai būti. Gali būti, žinot, kad nedrįsiu labai už visus kalbėti, nes nesu vaikų dantų ligų didelis specialistas. Tiesiog apžvalga, ką matau, tikrai galiu paminėti, kad tai yra platus dalykas ir lendant giliau, ten jau yra gilios problemos. Justinai, bet, kaip sakant, ėduonis nėra vien tik tai ta problema, kurią didžiausią mes turim. Pradėkim ir sąkandis, kuris irgi tampa labai ryški problema pas mus šiandien. Taip, daugiau mažiau galėčiau pasakyti, kad apie 40-50% turi sąkandžio problemų vaikų nuo 0 iki 17 metų amžiaus, ar ne? Bet vėl reikėtų suvokti tokį dalyką, kad sąkandis tai gali būti ir yra labai didžiąja dalimi atveju genetiškai nulemtas, genetiškai predisponuotas. Ir nebūtinai mes privalome dabar visas sąkandžio problemas taisyti iš karto čia ir dabar. Nebūtinai tai yra lengva, bet reikia būtinai konsultuotis su specialistais, žiūrėti, ar tai yra rekomenduojama ar ne. Jeigu tai yra tik estetinė problema, tai be abejo, mes šnekame su žmogumi ir atsisukame į patį žmogų. Kalbant apie suaugusius jau, su vaikais viskas aišku, ar ne, daugiau mažiau, mes esame jiems pavyzdys, mes turim jiems rodyti tą teisingą pavyzdį, teisingą elgseną su savo higiena, su savo dantimis, bet gal mes patys tėvai ne visada žinome, suaugę, kaip taisyklingai ir teisingai prižiūrėti savo dantis. Tai mes tikriausiai to gero pavyzdžio ir neparodysim savo vaikams, nes mes patys neturim žinių. Kaip čia yra, Justinai? Taip, dar vis tenka išgirsti iš tėvų, iš vaikų, kad pieniniai dantys, pavyzdžiui, taigi jie iškris. Tai nereikia jų prižiūrėti, ne? Aišku, tai ką mes išmesim, ką mums dabar remontuoti? Ir investuoti dar pinigus. Tai jeigu mes tokiu požiūriu užaugom, tai aišku, aš kaip suaugęs jau susiformavęs įprotį ir toliau tęsiu šitą sėkmingą ar nesėkmingą savo principą. Tai va, ir lygiai taip pat tada suaugę mes šiai dienai atsinešę kažkokį įprotį, nebūtinai gerą įprotį, sulaukiame problemų. Ir turime, ką turime. Ir situacija tokia, kad suaugę šiai dienai irgi, kad praktiškai 50-60% žmonių neturi bent vieno danties. Tai čia irgi didelis skaičius. O tai ką tada jau seniorams mūsų kalbėt? Kokia čia situacija? Mūsų senyvesnio amžiaus žmonės, jie tikriausiai pas juos kaip ten dar baisiau yra, koks ten portretas piešiamas yra. Labai panašus ir labai sunku net ir šypsotis šitoj vietoj, bet situacija yra tokia, kad vėlgi apie 50% vyresnio amžiaus žmonių gali neturėti nei vieno danties arba likę dantis gali būti traktuojami kaip tas pats, kas nieko. Aš noriu šiek tiek statistikos jūsų, tarp kitko, pateiktos, labai įdomus faktas, skaudus, bet įdomus. Lietuvoje kasmet įsriegiama apie 60 000 implantų. Taip, tai tiesa. Ir Europos mastu tai yra labai didžiulis skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojai palyginus su kitomis ES valstybėmis. Ir lygiai taip pat Lietuvos mastu tai yra didžiulis skaičius. Tai iš vienos pusės galima ir pasidžiaugti, kad visgi mes rūpinamės, kad žmonės gali sau leisti ir jie leidžia sau taisyti savo sveikatą, kad būtų atliktas gydymas. Tai vėlgi, tas skaičius, jisai kiekvienais metais netgi yra augantis, čia praeitų metų galbūt skaičius, užpraeitų skaičius šiek tiek mažesnis galėtų būti, bet iš esmės jisai yra tendencingai augantis ir šitie skaičiai parodo tiek sveikatos įstaigų prieinamumą ir žmonių galimybės, kad jos paaugo. Šiai dienai, turbūt kitom temom šnekant, matosi, kad žmonių pragyvenimo lygis auga ir galimybė skirti savo, taisyti savo sveikatą yra ženkliai didesnė. Ir toliau lendant giliau, jeigu lysim ar ne į tas gilesnės priežastis, tai irgi situacija gerėja truputėlį.
ko reikia, kad ta situacija gerėtų sparčiau, plačiau ir kad mes neturėtumėm tokių baisių skaičių? Vat kokie tie esminiai sprendimai turėtų jūsų galva būt padaryti, kad mes šypsotumėmės ir mes būtumėm vadinama žmonės, lietuviai su šypsena, mūsų tauta, besišypsanti tauta? Daug dalykų, tai jau dalį apkalbėjom, ar ne, kad pradėti galbūt reikėtų nuo mažųjų mūsų, nuo mažens, bet žvelgiant šiandienai aš esu klinikos savininkas ir matau kliniką, ką mes turime padaryti, kad skirtume savo didžiausią kokybę, geriausią dėmesį, tai aš gilinuosi į tas pagrindinės priežastis. Tai viena iš priežasčių, kuri šiai dienai yra labai aktuali, yra baimė. Ar ne? Pasaulyje egzistuoja toks terminas kaip odontofobija. Apie 20%, bet čia yra pasaulio statistikos duomenimis, žmonių turi odontofobiją. Tai reiškia, kad žmonės turi labai rimtą baimę, kada jie net neateina iki specialisto, kada jie negali, todėl kad vidinė baimė nugali tiek, kad žmogus kentėsiu skausmą, būsiu nesišypsosiu, bet neįsiu pas odontologą, kad jis man sutvarkytų dantis. Tikrai taip. Ir šiai dienai turim tikrai ne vieną pavyzdį, kada tenka dirbti su štai tokią baimę turinčiais žmonėmis, kada mums tenka bendradarbiauti ir su psichologais, kada žmogus į mane kreipiasi, šią savaitę turėjom pacientę, kuri jau yra 2 metus mūsų pacientė, kur trūksta dantų eilių, kada reikėtų skirti dantų implantą, bet mes jos negalim atlikti, nes dar yra nebaigtas darbas su įpročiais, su psichologija, dar lankomasi pas psichologą. Ir tai 2 metai, kada mes jau baigiame bendradarbiavimą ir jau keliaujame tik tai. Tai yra koks kelias, turint šią didelę problemą ar ne įveikti. Tai baimė yra labai galingas dalykas šiai dienai. Ir kada šnekam toliau finansiniai dalykai, jie nukeliauja tik tai į antrą planą. Aš ten labai turbūt nenorėčiau plėstis, yra tikrai žmonių, kurie negali sau leisti vienokių ar kitokių paslaugų, bet yra žmonių didelė dalis, be galo didelė dalis, kurie turi baimę ir iš tos baimės sau negali leisti susitvarkyti savo sveikatą. Ir kita dalis, kas yra labai keista, tai yra jau šių laikų, ką aš matau problema, irgi didelė gilia, tai yra laiko neturėjimas. Čia rykštė. Čia šių dienų rykštė, žinokit, laiko stoka iš tiesų tai yra labai didelė ir verslininkai, ir pacientai, pavadinsiu ne klientais, o pacientais iš užsienio atvykstantys, kurie tiesiog neturi laiko, ar ne? Ir dedant šitas gilias problemas, ką aš matau, tai aš taip ir noriu ir matau ir žiūriu ir kaip pakreipti klinikos veiklą, kad mes sėkmingai galėtumėm veikti. Tai yra kovoti su baime, tai reiškia mūsų strategiją nukreipti maksimaliai, kad susidoroti su žmonių baimėmis ir kaip pasiekti tuos žmonės, kurie neturi laiko, kaip jiem padėti vis tik tai susidėlioti, kad jisai patektų pas mus ir tas gydymas įvyktų tada kiek įmanoma greitai, neprarandant kokybės. Tikriausiai lankščiai su grafikais dirbate prie užimtų žmonių, derinatės prie jų, kad jie turėtų tikrai jiems maksimaliai tinkamiausią laiką. Labai pameluosiu, truputį sakyti, kad mes jau visiškai esame lankstus. Taip, resursas yra ribotas. Ne visada man, todėl kad tvarkaraštis irgi jisai egzistuoja ir žmogus irgi turėtų prisiderinti, bet tiek, kiek galima, jeigu žmogus yra sąmoningas, jeigu mes planuojame iš anksto laiką, be abejo, mes jau darome taip, kad jisai būtų kad mūsų žmogus pasiektų. Justinai, jūs prakalbat apie baimę, kuri yra vienas iš elementų lemiančių neatėjimą tvarkytis dantų, bet kaip yra, pavyzdžiui, tie, kurie drovisi, kurie galbūt bijo, taip kaip jų dantys atrodo, kokios būklės jie dantys. Iš kitos pusės pasižiūrėti, ką jūs tiems drovuoliams pasakote, kurie... Tai tie drovuoliai, aš juos matau iš tokios dvi grupės, kurie drovūs ir net neteina ir aš bijau. Gėda jiems gėda tiesiog ateiti, kad pas aš susipuvusiais dantim, atsiprašau, kad taip vaizdžiai, bet pavadinkim suprantamai ir aiškiai. Bet kita dalis yra, kurie jau ateina, tie drovų žmonės, bet jie ateina jau per negaliu, nes juos situacija privertė. Ir čia jau jie atsiduoda į rankas, tai aišku,
kiekvienas pacientas, kuris pas mus ateina, man yra pats nuostabiausias žmogus ir aš jį priimu tokį, koks yra ir aš džiaugiuosi, nes jisai galų gale rado jėgų, ar ne, nugalėti savo baimę, stereotipus ar dar kažką ir pasitikėti mumis. Tai dabar šitoje vietoje mes tik tai turime nesugadinti situacijos, neišgazdinti dar labiau ir jokių būdų mes neteisiam, nepeikiam, nekaltinam žmogaus. Mes tiesiog pasižiūrim į situaciją, susipažįstame kartu su ja ir ieškome kartu sprendimų, kaip padaryti, kad užbaigtumėm sėkmingai. Justinai, jūs turite tikrai daug patirties, daug atvejų savo praktikoje turėjęs įvairių tikriausiai. Atsakykime į esminį klausimą, ką reiškia sveika ir graži šypsena žmogui. Kalbėkim plačiai, kalbėkim apie psichologinę būseną, kalbėkim apie galų gale apie karjeros galimybės, kalbėkim apie žmogaus savivertę šioje vietoje. Vat jūsų pastebėjimai, jūsų išvados per savo darbinę patirtį, per savo klientus, ką jūs stebit, ką matot, kokie atsiliepimai yra. Surezimuokim, sudarykim tokią argumentų lentelę, kuri būtų visiems labai aiški ir visi suprastų, ką reiškia turėti gražią estetinę šypseną. Labai plati tema ir čia ko gero dar reikėtų pasisodinti žmonių, kad užimtų visas šias vietas, ar ne, iš kelių skirtingų sričių. Tai labai gerai, kad pasakėte iš mano asmeninės pusės, tai pasidalinsiu savo matymu ir dalimi patirties. Tai visų pirma, sveika šypsena, jinai nebūtinai bus balta šypsena. Tai mano tikslas šiai dienai, kad žmogus klinikoje ir tai ne tik tikslas, tai yra ir misija, ir vizija galbūt klinikoje, kad žmogus pas mus turėtų pačią geriausiai įmanomą patirtį. Ar tai bus balta, ar nebūtinai balta, bet kad žmogus jaustųsi sveikas ir mes matytumėm, kad mes pasiekėm rezultatą į sveikatos pusę. Tai reiškia, kad žmogus galės kramtyti, galės valgyti, galės šypsotis pasitikinčiai. Nes kad žmogus turi, tarkim, nebūtinai baltą šypseną, tai dabar ar jisai, kaip nesveikas dėl to, ne, jisai yra pilnai sveikas, bet mes keliame klausimą, ar jisai pasitiki tą šypseną. Ir jeigu ta šypsena nėra balta ir žmogus jaučiasi blogai, nekomfortiškai, tai tuomet aš ir kalbėsiu apie tai, kad mes čia ir galbūt irgi galime pasikoreguoti. Ir šitoj vietoj du momentai, kad arba žmogus nepasitikė, jaučiasi blogai, arba kiti aplinkui jį transliuoja žmogui tą informaciją, dėl kurios jisai jaučiasi negerai. Ir vakar turėjom pacientę, pasidalinsiu iš mūsų gyvenimo, kurią aš operavau, atkūrinėjom visą pilnai burną, dantų implantais, išleidom su balta, nauja, gražia šypsena, prieš tai atėjus su daug metų, ten jau kas liko. Ir žmogus išėjo su be galo dideliu dėkingumu, su be galo nuoširdžia šypsena, su akimis besišypsomis, tai kas man yra svarbiausia, ne balti dantys šypsosi, o akys šypsosi žmogus. Ir atėjo vakar kontroliai, apžiūrai ir žinot, liūdnos akys pas žmogų. Ir Dieve mano, galvoju, kas čia dabar nutiko, kadangi atėjo kontroliai ne pas mane, o pas mūsų kolegas, kurie vykdo kontrolę. Sakau, kas čia buvo? Sako, nuėjo į darbą, pakalbėjo, ir sako, tai kas čia pas tave per krokodilo dantys? Tai dabar... Jis laukia tokios replikos iš darbo. Ir mes, žinot, pradėjom analizuoti nuotraukas prieš, po, per, ką darėm, kas ne taip. Ir paskui supratom, kad, žinot, aplinkoj yra žmonių, kurie pavydi. Ir užtenka, vieno tokio dalyko žmogui, kuris visą gyvenimą nešiojosi, išgyveno, bijojo, įvyko pokytis ir jis iš aplinkos... Sulaukė tokio negatyvo. Ir tuo patikėjo. Bet jums pavyko ją įtikinti, kad viskas su jumis yra dabar labai gerai. Tai mums galų gale pavyko prieiti tą tašką, pasikalbėti apie tai, kad žiūrėkit, kas atsitiko, nes pirmą tai jūs, aš mačiau savo akimis, kad viskas yra gerai. Mes galim toliau diskutuoti, ieškoti bėdų, bet esmė tokia, kad aplinkos poveikis šitoje vietoje yra labai svarbus. Bet Justinai, kaip gilu, ar ne? Kaip yra gilu, ant kiek žmogų yra paveikia tas... Tai vėl ir ką tas dalykas dantų klausimas, kaip pasakykime. Ir ką aš galėčiau išmokti, ar ne, kad žmogui šypsena yra labai svarbu, psichologiniai būsenai labai svarbu. Ar tai svarbu darbe? Be abejo, yra
pasaulyje atliktų tyrimų, kurie parodo, kad žmogus su labai gražia šypsena gaus geresnį darbą, uždirbs didesnį atlyginimą, kad jisai bus socialiai geriau įsiintegravęs, jo būryje bus žmonių, jam labiau besišypsančių ir draugiškesnių. Tai daug tokių. Ir iš mūsų patirties, iš mūsų matymo su pacientais aš irgi galiu patvirtinti, kad ateina pacientai ir pasako, kurie, neturi kažkokių didelių rekonstrukcijų, bet tarkim, keitėm spalvą, šypseną, formą, padarėm kažkokią, tarkim, protezavimą laminatėmis, ar ne? Ir žmogus po kurio laiko, po 5 metų ateina, sako, žinai, Justinai, sako, tai buvo geriausias mano gyvenimo sprendimas per 5 metus. Ir žinot, tada toks širdį džiaugsmas, kad kažką gerai daro, žmogų dar laimingą, ar ne? Va. Tai va, Justinai, pabaigai, nes jau mūsų laikas kaip ir jau baigėsi, bet vis tiek dar norisi tai pabaigai jūsų akcentų, jūsų pagrindinių minčių, kad daugiau lietuvių šypsotųsi ir daugiau lietuvių būtų laimingų. Jeigu tai yra graži šypsena ir balti dantis, kaip sakoma, nebūtinai balti, bet kad sveiki. Tai, žinot, šypsena tai nėra visas gyvenimas, mūsų gyvenimas iš labai daug dalykų, bet kad žmogus būtų laimingas, tai tegul jisai atsisuka į save ir pasižiūri labai nuoširdžiai. Ir jeigu jo prie laimės, nelaimės, tai aš tada visada kviečiu juos ateiti pas odontologus, pas dantų priežiūros specialistus ir pasikalbėti, pasitarti, pasižiūrėti, kas jam svarbu, dėl ko jisai nelaimingas. Jeigu jisai nelaimingas, tai gal ne mes čia, gal reikia pas kitą specialistą nueiti. Ir tai yra liuks, tai yra labai gerai, kad žmogus ieško, gilinasi, domisi, o mes visuomet padėsim. Jeigu jisai norės, jeigu jisai galės, mes visada lauksim. Ir visą laiką, kaip sakoma, žiūrėkite savo vaikus. Ir tikrai rodykim jiems teisingą pavyzdį, kad paskui jie šypsotųsi ir būtų laimingi, tiesa? Justinai, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje Ekspertai pataria mes kalbinome Albodent klinikos vadovą, gydytoją odontologą Justiną Gaidį, o laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums ir su šypsena dienų. Laidą Ekspertai pataria pristato odontologijos klinika Albodent. Ekspertai pataria.